Labadiena, su jumis Neringa Čeponė ir Marketingo meniu. Esu Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė ir Marketing Game strategijos sistemos kūrėja. Ir šiandien Marketingo meniu jums patiekime renginių rinką. Kalbėsime apie mitus ir realybę ir leisimės į renginių kelionę su Žydrūne Nutautiene. Žydrūnė yra šiandien mano svečias ir ji yra agentūros Ant nosies vadovė. Žydrūnė tai yra žmogus, kuri puikiai žino, kad renginys tai nėra vien scena, dekoracijos ir skanus maistas ar žymus vedėjas, bet renginys tai yra emocija, patirtis ir strateginis tikslas, kurį reikia pasiekti. Per savo profesinę patirtį Žydrūnė dirbo su įvairaus masto projektais, nuo jaukių švenčių iki didelių tūkstantinių dalyvių verslo renginių, kur kiekviena detalė turi reikšmę ir verslo reputacijai. Tai Žydrūnė vadovauja agentūrai Ant nosies, kas simbolizuoja tai, kas vyksta čia ir dabar, tuoj ir labai greitai. Tai labas Žydrūne, ačiū, kad atvykai. Labas Neringa, ačiū, kad pakvietei. Tai aš norėsiu pasikalbėti su tavim apie renginius, kur renginys renginiui nelygu. Ir renginių būna įvairiausių, ne tik tai, kai mes įsivaizduojam koncertas, įmonės gimtadienis, bet lygiai taip pat renginys būna ir, atidarimas biuro ir pristatymas produkto. Taip. Ir vestuvės. Tai papasakok, kokius tu renginius esi organizavusi ir kokie tau gal labiausiai patinka? Visokius renginius organizavusi. Tai tuos, kur išvardinai visi ir dar daugiau, ir mokymai, ir konferencijos, ir seminarai, ir maži renginiai, vakarienės mažos, privatus renginiai, krikštynos, jubiliejai, vestuvės, kaip minėjai, įmonių šventės, aišku, pagrindinis mano arkliukas, bet tikrai, ko gero, nėra variantų, kurių nesu dariusi. Tai galima sakyti, kad kiekvieną kartą darai kažką naujo. Oi, man labai patinka, dėl to ir patinka renginiai, kad nėra rutinos, yra labai dinamiškas darbas ir tu turi kiekvieną kartą vis naujus iššūkius. Tai kalbant apie verslo renginius, nes dabar imsime kaip marketingo priemonę, tai kai verslas skambina Žydrūnei ir sako, norime padaryti renginį, tai ką tai iš tiesų reiškia ir ar tikrai verslas tiesiog renginuką nori pasidaryti, kad išleisti kažkiek pinigų, o greičiau tai yra kas verslui? Tai verslas tikrai pasiskaičiuoja, ar tas renginys tikrai reikalingas yra. Ir tada, žinoma, pirmiausia išsiaiškiname tikslus. Koks tikslas yra, ko norime. Norime bendrystės, norime šventės tiesiog, norime komandos formavimo renginio, norime turinio, norime mokslų kažkokių, tai žinių gauti. Tai kiekvieną kartą vis kiti nori tiesiog gala vakarienės. Tai visi labai skirtingi ir tas tikslas turi būti pirmiausia išsigrynintas. Jeigu klientas to nežino, tada sėdame ir gryninamės tikslus ir uždavinius. Kas mums svarbu? Ar teisingai pasakyti, kad netgi šventinė, kalėdinė įmonės vakarienė, vakarėlis irgi yra kelionė į įmonės tikslus? Aš taip manyčiau, kad kitaip ir negalėtų būti. Tikslas gali būti tikrai labai įvairus, gali būti įmonės darbuotojams šventę sukurti. Gal ir taip, gal ir toks tikslas. Jis gal nelabai toks gilus, nes tikrai švenčių gali būti labai įvairių. Pasigilinam tada dar gilyn, koks iš tikrųjų, ar ką tie darbuotojai turėtų patirti, pajausti, sužinoti, gauti ir taip toliau. O tada judame prieki ir įmonės, man daugiausiai nėra taip, kad įmonė nežinotų, kas tai yra. Ateina įmonės dažniausiai jau žinančios, ypatingai jeigu įmonė yra
marketingo specialistas, vidinės komunikacijos specialistas, jie tikrai ateina jau su tikslais ir uždaviniais, ką jie nori padaryti tuo renginiu. Renginiai paprastai yra brangi investicija. Vis tiek verslas skaičiuoja, matuoja. Gal galėtum papasakoti, kur nereikėtų taupyti, o kur galima paišlaidauti, o kur gal pervertiname ir, nežinau, ten tų gėlių girliandų gal tiek nekviesti ar panašiai. Kur yra didžiausia ta grąža, ko negalima pamiršti ir jau nepagailėti pinigų kažkokiai detaliai vakarėlio? Žinai, Neringa, ko gero nėra tokio dalyko, kur sakytum, va čia yra didžiausia grąža, sakykim. Nes tikrai yra labai skirtingos įmonės, skirtingi įmonių darbuotojai. Ir vienam atrodys, kad tikrai turi būti geras atlikėjas renginį, kitas sakys tikrai labai geras maistas. Kiti sakys, mums reikia labai gražiai, įeina į salę svečiai ir gauna efektą, įspūdis didžiausias, viskas, nieko nepamirštamas renginys. Įėjau, pamačiau, daugiau nieko gali nebūti. Ar ta taisyklė duonos, druskos ir žaidimo, ne, kaip jinai vadinasi, ar tikrai žmonėm, vis tiek pavalgęs turi būti ir... Išgėręs, ne? Taip. Bet čia skirtingi formatai jie gali būti. Jam turi būti skanus sotu, nes kitaip nei konferencija nebus įdomi, nei ten tas koncertas nebus gražus, ne? Maistas tikrai yra viena iš pirminių sąlygų, kad turėtų būti geras maistas, kokybiškas ir dabar iš tikrųjų žmonės yra išlepus auditorija, jie visko matė, jie visko pajutė, jie pasaulio pamatė, ir iš tikrųjų ateina jau, tikėdamiesi, kad gaus kažką tai labai ypatingo. Maisto turiu tą mintyje, kad maistas toks bus labai ypatingas kažkoksai. Tai. Gerai, minėjai, kad žmonės išlepę, visko matė, visko ragavę. Bet turbūt tai galima pasakyti ne tik apie maistą. Mes visko girdėję, visokios muzikos, tiek Vilnius FM radijuje galime pasiklausyti, Spotify ir visur kitur. Tai kokie iš tiesų lūkesčiai žmonių, kurie ateina į šventę, įmonės vakarėlį, į konferenciją? Ar tikrai mes visko esame matę ir turim jau verstis per galvą, kad nustebinti? Mes turim verstis per galvą, kad nustebinti. Ir aišku, įmonės darbuotojams arba net ir, sakykime, klientų partneriams renginiai, kai daromi, tikrai tu visiems negali įtikti, nes visų skoniai yra labai skirtingi. Vieni klauso roką, kiti klauso džiazą, kiti nori klasikinės muzikos. Ir tikrai iš 100 žmonių rasi, kad 10 žmonių sakys, tikrai čia ne mano muzika, ką čia, kodėl mums leidėtų šitą. Bet, vis tiek, tu stengiasi padaryti kažką tai labai tokio įspūdingo, gražaus, kad liktų ir tam, kuriam visai net, sakykim, šita muzika ne jo. Kažkada tai esam darę renginį ir iš tikrųjų atėjo klientai po to ir sako, blembački, aš galvoju, kad čia mano visai, aš dabar eisiu į šitą koncertą, nuėjo, jų užgulsius pasigavo atlikėjas, sakė, nori pas jūs į koncertą. Tai va, ir tokių yra atradimų renginiuose, tas irgi yra, tas ir mūsų tikslas ir būtų, kad žmogus išsineštų kažką tai iš jo. Kalbant apie verslo renginius, Žydrūne, papasakok, kiek tau kaip organizatoriui skiriasi įmonės vidinis renginys darbuotojams ir išorinis renginys klientam? Ar procesas visada yra tas pats ir netgi organizacija panašiai organizuoja, ar visgi yra tam tikros taisyklės, ką turėtume žinoti ir atskirti? Ne, procesas yra labai panašus iš tikrųjų, gal šiek tiek formatai skiriasi arba lūkesčiai, sakykime, kiek darbuotojams gali kažkaip tais visai kitaip pateikti renginį, tai jau klientui tu turi iščiustinti renginį iki negaliu ir kad tai nebūtų jokios klaidelės nesimatytų ir kad iš tikrųjų jau tie klientai būtų sužavėti iki negaliu. Bet mūsų kaip procesas, sakykime, gal procesas skiriasi, kai bendrauji su klientu, galvoji apie lūkesčius ir apie tikslus ir taip toliau, bet pats organizavimo jisai yra praktiškai identiškas.
gal ten kažkiek geresni kvietimai, ne, ten jau išsiunčiami, kurie jau yra kaip atvirukai, voko su voke ir taip toliau. Bet visa kita yra labai labai panašiai, gal skiriasi sumos kartais, bet ir tai, čia nėra tokio rodiklio, kad... Ar emocija, nes vidinį renginį, kai kuriame, vis tiek norime, žmonės pažįsta vieni kitus, yra šiltesni, mes norime, kad jie susibendrautų, mes norime to bendrumo turbūt daugiau. Taip, įmonių renginiuose vidiniuose, tai tu tikrai stengiasi, kad daugiau būtų bendrystės, kad jie daugiau vienas su kitu komunikuotų, jie vienas su kitu bendrautų, jie turėtų kažkokių veiklų bendrų. Bet aš negaliu pasakyti, kad išoriniuose renginiuose, svečiams, ne kliento svečiams daromi renginiai, kažkaip tai tuo labai labai skirtusi. Jie vis tiek tada susodina svečius, sakykime, tenai įmonės darbuotojai ir svečiai, kad jie irgi tarpusavį bendrautų, kad jie tarpusavį kažkokias veiklas darytų. Yra kažkokių tai tokių skirtinumų, tai bet kiekvieną kartą tu renginį darai, jie skiriasi vienas nuo kito, kaip net jeigu tu darai tą pačią temą, vienam klientui ir antram, ir tu žiūri, kad jie visiškai kardinaliai pasikeitę. Apart galbūt asistentų kostiumų ar kažko, tai dar tokio labai panašaus, kur ten galvoji scenografija kažkokia, arba stalų papuošimas kažkoks panašus, nors irgi stengiasi nesikartoti, nes tai būtų neįdomu ir klientui žiūrėti. Tai jie yra skirtingi. Pakalbėkime apie renginius, kaip pasikeitė įmonių vidiniai renginiai, nes ateina naujos kartos, kur tikrai ta muzika surasti, kuri visiems patiktų per renginį, dar sudėtingiau tampa. Atsirado hibridinis modelis, vieni dirba iš namų, kiti dirba iš kito miesto, kiti ofise būna. Ar šiame kontekste pokyčių renginiai įmonės tapo gal mažiau reikalingi, nes mes tiesiog atidirbam darbą, visi žinom, kaip tą daryti efektyviai ir mokomės, ar kaip tik dar svarbesni? Ne, tai įmonės tai kaip tik galvoja, kad tai yra kaip tik svarbu, daugiau bendravimo, daugiau investavimo į darbuotojus ir jų bendravimą, nes tikrai žmonės ir ypatingai tos jaunos kartos, jos mažiau bendraujantis, jie daugiau intravertai yra, jie daugiau ten telefonuose ir ten technologijomis bendrauja. Tai tame, aišku, kad juos reikia suburti ir jiems reikia tą bendrystę rodyti, mokyti, kad tas ryšys, žmogiškasis ryšys, jis yra be galo svarbus. Iš tiesų, man patiko, kai mes kalbėjom su tavim ir prieš laidą, kad tikslas yra pamatyti kolegom vieniems kitus kitokioje aplinkoje, pakalbėti ne apie projektus, ne apie terminus, kada tu man atsiųsi ar padarysi kažką, bet pažinti žmogų į žmogų, ir tada ir darbas lengviau vyksta, kai tu žinai, su kuo tu dirbi. Taip, tikrai taip. Tie team buildingai, tai, čia nelietuviškas žodis, ne komandos formavimo renginiai, tai, jie iš tikrųjų, jie įgauna kažkokią kitokią prasmę ir dabar jie labai, stiprus tokie, neformate net yra, kad, tikrai juos skaidomi į grupelėse žmonės dirba darbus kažkokius, net ir tokius atrodo visiškai tarsi buitinius. Įvedi juos ne į komforto zoną ir jie iš jos kažkaip tais drauge išeina. Po to, kai jau, sakykime, vakarėlis vyksta, nes dienos metu tu darai tą komandinio formavimo žaidimus, žaidynės ar ten kažką tokio, o paskui tu juos vakare ir matai, kaip visiškai kitas ryšys. Tai tokie, kokie atvažiavo, arba ten ryte jau, sakykime, prieš išvažiuojant po visos nakties vakarėlio, matai, kaip jų ryšys sustiprėjęs. Tas yra labai žavu ir gera matyti. Aš labai matau prasmę ir vakarėlį, bet mes visi ir labai tą savo laiką vertinam. Nebenorim niekur eiti, turim visus pasaulio vakarėlius savo namuose, televizijoje, internete. Ką patartum žmonėm, kurie labiau linkę nesiregistruoti ir nedalyvauti
vakarėliuose, įmonės vakarėliuose, nes aš savo darbą padariau, o jau ypač jeigu šeštadienį kokį organizuojama, tai jau manęs nekvieskit, čia yra mano laikas. Yra, taip, ir iš tikrųjų yra, kurie žmonės neateina arba nebūna, arba sako, man tai neįdomu. Aš manau, kad jis atėjęs į ofisą, jis kitaip jaučiasi, nes kažkada tai irgi su vidinės komunikacijos žmogum kaip tik susirgo ant renginio, renginyje nebuvo ir sako, aš ateinu į ofisą ir jie šneka, sako, ir aš kaip balta varna stoviu ir kar. Ir nesuprantu, apie ką kalba, nes, nebuvau, nemačiau, nejaučiau emocijos, nejaučiau to ir nemoku dalintis to, ką patyriau. Tai sakyčiau, dalyvauti, ieškoti draugų, ieškoti kolegų, kurie tau padės, kai sakysi SOS, Neringa, padėk, atvežk plakatą. Čia iš tikros istorijos buvo. Tai kažkada kartu dirbome ir iš tiesų vienas renginys vyko Kaune, o vienas renginys vyko Vilniuje. Ir tuo pačiu metu, to paties kliento. Ir taip jau nutiko, kad esminė renginio kaip informacinė vinis buvo plakatas. Ir Vilniaus plakatas informacinis plakatas, kuris ir labai svarbus renginio tiesiog turinys, pats pagrindas yra tame. Ir Vilniaus plakatas nuvažiavo į Kauną, Kauno plakatas nuvažiavo į Vilnių. Tai tam, kad suspėti, atspausdinti, vežti tą plakatą, ten buvo... Mes turėjom valandą laiko, bet jau svečiai net ir rinkosi iš tikrųjų ir tada skambini spaustuvę ir sakai, būk geras atspausdink. Spaustuvė spausdina, sako, negaliu nutraukti, nes pas mane paleista kita spauda. Na, kažkaip tai spaustuvė pradėjo spausdinti, skambini į ofisą Neringa ir Neringa gelbė. Neringa važiuoja iki spaustuvės, pasiima plakatą galiausiai atspausdintą, 15 minučių iki svečiai jau praktiškai visi susirinkę, ačiū Dievui, kad jie dar turėjo kelią dar kažkiek tai pavažiuoti su autobusu, kažkas ten su savo transportu. Pertrauks, atsimenu, kai aš pamačiau tą autobusą, lenkiau jį, autobusas važiavo gal ant 15 kilometrų per valandą. Lėtai važiuoja. Ir pavyko tą plakatą priklijuoti, neturėjom žirklių su raktu, mes nueidinėjom, svečiai ateidinėjo. Tikrai buvo labai aukšto lygio renginys, labai svarbus Lietuvoje nušviestas, tai buvo labai seniai, neminim čia klientų prekių ženklų, bet kartais mes tikrai galime, nutinka gyvenimas, ane? Ir čia tas bluperis, ane? Taip. Ir ta situacija parodo, kaip svarbu turėti ir tą spaustuvę, kuri mes viską... Bet ten net yra tokia nuotrauka, kad Neringa iš palapinės išeina, o svečiai į palapinę įeina. Toksai, labai... Norėčiau pamatyti tą nuotrauką. Labai rimtas. Jo, tą įvykį prisimenam visi, bet nutinka dalykų. Kaip svarbu yra turėti komandą, kur iš pusės žodžio supranti, kurie viską meta, kurie... Ar kiekvienam renginį nutinka kažkas tokio? Ne tokio labai svarbaus, bet tikrai yra renginė, kur labai dažnai pasitaiko visokių. Gali būti maisto kažkokia tai kliurka, gali būti technikos kliurka, o su technika tai iš viso labai dažna. Ta prasme, tu žmogiškaisiais resursais dar kažkaip tai gali išspręsti, bet jeigu sugriūna, elektra dingsta, arba nesusijungia teletiltas, tu sprendi čia ir dabar ir kažkaip tais visi pasijungia iš tikrųjų, tiek klientas, tiek partneriai visi ir kažkaip tai sprendžiam. Galų gale vedėjas išeina ir daro šou, kažkokį tai. Arba paleidi muzikantus, visai keiti visiškai planą, scenarius techninis metas į lauk ir tu dėlioji, kaip viskas dėliosis, kad svečiai tik tai nepajustų. Turbūt ta vieta, kur negali Žydrūnė panikuoti, užsiėmus už galvos paleisti vairą, bet turi... Čia sudėtingas klausimas. Čia dabar tik tai tas vienas vaistas padeda, kur aš tau sakiau. Streso yra pakankamai. Taip. Gerai, bet dažniausiai, man atrodo, Žydrūnė padarai viską taip, kad svečiai net nežino, kad kažkas vyko ne pagal scenarijų.
Svečiai gal ir nežino, klientas žino, nes klientas jis pasigilinęs į visą eigą, į visą scenarijų ir iš tikrųjų sako, kur tas, kodėl to nebuvo, nu nes nebuvo, nes taip reikėjo išspręsti, kad būtų viskas labai sklandžiai ir gražiai. Faina tas, kad iš tikrųjų, tu renginį irgi, tai yra dinamika, tu negali viską pagal scenarijų daryti, tai tu pasiruoši maks. Ir dar antrą planą, ir A, ir B planą turi, bet, stengiasi, jeigu yra kažkokių tai nesklandumų, tu jas keiti, rodai kažką kitą, darai kažkaip kitaip. Ir nesmagiai ir gal neprofesionaliai skamba išplauki, bet, neišplauki, o iš tikrųjų, nes tai yra dinamika, tai yra gyvas organizmas, kuris keičiasi eigoje, augant. Tam, kad nesikeistų. Žinau, kad viskas turi būti sudėta, tas techninis scenarius, viskas idealiai. Ar tu turi savo sistemą, ant kurios viską suveri kaip žiedus, kad būtų tie karoliai, žodžiu, tas renginys? Turiu sistemą, bet aš net nežinau, ar čia pačio renginio, ar čia pasirengimo yra daugiau, nes, pačio renginio yra techninis scenarius. Ir prieš tai ruošiu, pasidarau, sakykime, jeigu yra ten porą mėnesių iki renginio, pasiruoši, ką tu turi dar padaryti. Step by step, žingsnis po žingsnio, kad, sakykime, tu turėtum. Aš viską darau Excel'yje. Mano Excel'is geriausias draugas, aš pasižiūriu lentelę, padariau darbą, pažaliavau jį, viskas, toliau darau, kas yra. Tas pats ir renginio dieną pasidarau Excel'io lentelę, kurioje susižymiu darbus kiekvieno ir kas atsakingas. Ten tas atneša gėles, tas sustato vazeles, tas pripila vandens. Aš čia taip labai elementariai sakau, bet kiekvienam duodi pareigas ir kiekvienam į eilutę surašai. Ir tada net, sakykime, gali net reikalauti, kodėl tai ta eilutė nebuvo padaryta iki tos ir tos valandos, nes ir labai svarbu net ir timeris, nes laikas yra labai svarbus pasiruošime. Tu turi, sakykime, iki 12 valandos turėti pasiruošti su tada važiuoja stalai pasidengia iki tos valandos, technika jau turėjo būti susistatyta, nes jų ten daug dėžių privažiuoja ir jeigu salė užkišta, kiti žmonės negali dirbti, viską tu turi sudėlioti taip, kad eitųsi sklandžiai. Žydrūne, tiek daug detalių vieno renginio, ne? Kuo didesnis renginys, tuo daugiau tų detalių. Taip. Ar galima sakyti, kad dieną prieš tai visada nemiegota naktis būna? Būna savaitę prieš, sunkiai miegota arba pamiegota porą valandų, visai būna. Tai čia tikrai labai priklauso nuo kiek tų detalių yra, kokio dydžio renginys, kiek visokių smulkmenų, kiek daug visokių didelių projektų, sakykime, ten kiek pasirodymų yra, kaip scenarius keičiasi. O scenarius keičiasi, dar klientas įsikiša, tai pasižiūrėkite. Ne, o mes norim dar to, o dar norim to. Ir gerai. Ir tada tu naktį dar keiti scenarijų. Būna gal ir vėl čia naktis bemiegi ir tada žiūri, scenarijai ne taip įdėta buvo. Eilutė ne ta įrašyta ir tada girdi, kaip idėja sako, o tai galvoji, kad visai tu pakeitė iš tikrųjų. Bet čia vėl apie tai, kad, gyvas organizmas. Žydrūne, papasakok dabar, kogi tie klientai nori, ko jie prašo, kaip jiems reikia parduoti tą renginio idėją, o gal turi patarimų klientui, ko jie gali tikėtis ar nesitikėti, kaip užduoti klausimus ir užklausą renginio organizatoriui. Čia irgi paruošiamieji darbai, tu duodi tikrai klausimyną, jeigu klientas nenori su tavim tiesiogiai kalbėti, išsiunti jam klausimyną, jis užpildo, arba labai yra klientų, kurie labai gerus briefus padaro, ko nori iš tikrųjų, kokie tikslai, net žino, kokioj vietoje nori, žino, koks atlikėjas turėtų būti, žino, ko norėtų valgyti. Ta prasme, yra ir tokių, bet yra tų, kurie tikrai, tikslas yra, bet ką, pasiūlykit kažką naujo, kažką įdomaus. Ir tada
Žydrūnė paruošė 3 idėjas ar daugiau idėjų, kurias klientas išsigrynina, pasiskaito, pasižiūri, čia aš sakykim, prezentacijų paruošė, PowerPoint'e. Žydrūnė labai kuklinas, iš tikrųjų būna 3 koncepcijos prezentacijoje, kur jau gali įsivaizduoti ir pamatyti, koks tai bus renginys. Čia taip marketingistai kalba. Ne, aš kalbu, nes aš mačiau, kaip tu dirbi. Labai sunku apie save taip šnekėti, bet aš matau. Tai taip. Tai paruoši idėją ir tada klientas renkasi iš tų kelių koncepcijų. Iš tų kelių koncepcijų, galbūt iš tų visų 3 ten sudeda į vieną kažką, taip gaunasi dar 4 darinys, ne, bet iš to, kai išsirenka, o tada jau pradedame dirbti, tada gilinamės į detalės, į smulkmenas, ko reikėtų, kas gražiau būtų, kaip smagiai, koks skanesnis pateikimas, kaip, aš turiu galvoje net ne apie maisto skanesnį pateikimą, apie pasirodymus, apie patį vizualą, scenografiją ir taip toliau. Tu minėjai, kad klientai sako kažko naujo. Man atrodo, kad aš nuolat tą girdžiu, kad mes visi visada norim kažko naujo ir kuo toliau, tuo sunkiau tą pasiūlyti. Kas yra juokingiausia, kad iš tikrųjų klientas sako, noriu kažką naujo ir aš pradedu galvoti apie kažką naujo. Ir paskui ateina ir sako, o kodėl jūs mums tokios idėjos nepasiūlyti? Aš galvoju, va Jėzau, čia 5 metai atgal aš šitą siūliau, kodėl? Čiagi ne kažkas naujo. Bet tu supranti, kad man tai gali būti sena ir atgyvena, o žmogui, kuris ten, į metus turi 2 renginius, sakykime, įmonės, ne? Ir jie dar to neturėjo, jiem dar tas nauja būtų. Ir tada tikrai reikia man su galva padirbti savo, kad visada labai norisi pačiai naujų idėjų, nes man labai smagu naujas idėjas įgyvendinti. Bet... Žydrūnė, bet aš žinau, kad tu turi vieną temą, kuri yra sena, bet nauja. Ir tai gal gali papasakoti iš tikrųjų, kuo tu sergi ir kuo išskirtiniai tavo firminiai renginiai. Tai gal pradėkime nuo to, kad aš iš tikrųjų mano renginių organizavimo kelias prasidėjo, nekalbu apie vaikystę ir taip toliau, o prasidėjo nuo etnokultūros. Ir etnokultūroje aš buvau asistentė, taip užaugau iki dabartinės įmonės vadovės ir taip toliau. Tai dėl to man etnokultūra yra labai labai svarbus dalykas. Man lietuviškumas yra numeris 1 ir kad ir koks klientas būtų, aš visada siūlau pasigilinti į šaknis, pagalvoti, kaip mes galim pateikti tą lietuviškumą, patriotiškumą kitokią formą. Na ir faina labai būna, kad tu pasiūlai, lietuviška tema, bet čia mes darysim tą ir tą. Ir sako, ne, bet čia biški tokia nuvalgiota. Ir man, čia viena yra labai vidinės komunikacijos žmogus, viena klientė, kuri sako, ne, tai darykim biški naujoviškiau, su futurizmu gal kažką tai. Ir gausi labai gerai idėja. Šiaip visos lietuviškumo šventės, kiek jie sudariusi, visada klientai sako, kad pačios smagiausios, pačios geriausios, tikrai stogą nurovė, šokt prisišoko, dainuot prisidainavo ir, žodžiu, tikrai būna labai smagu. Bet tada ten vienas toks renginys buvo, kur iš tikrųjų su futurizmu, tai, sakyčiau, vienas iš geresnių mano. Bet čia futurizmas su lietuviškumu, derinys. Derinys. Tokia, kokie mes būsim tokia, sakykime, įsivaizduokim, kad Lietuva tokia bus, po 50 metų. Super. Tai galima sakyti, kad tai yra tam tikras mitas, kad jau tie tautiniai, folkloras, tie tautiški motyvai yra sena, neįdomu, klumpės ir niekas. Mes galvokim tai, kad iš tikrųjų tame folklore tikrai maža dalis. Mūsų sakykime, auditorija yra labai maža, mūsų yra bendruomenė maža to folkloristų ir etnokultūros ten puoselėtojų. Todėl kiti žmonės, tikrai įsivaizduoja, kad tai yra
liaudies, liūdnos dainos ir mes, tiesiog bus labai liūdnas ir nuobodus renginys. Ar ten, sakykime, tai vėl ten ta keramika, ar ten dar kažkas. Ne, tu ją gali visai pateikti kitaip ir tada gaunasi, kad tuo labiau, kad ir dainos, ir šokiai, jie visai kitokioj formoje yra. Ir žmonės net nežino, kad polka su ragučiais tai yra tik paskutinis šokis po visos vakaronės, o iš tikrųjų yra dar labai daug smagių ir gerų šokių, kur sužino, išmoksta ir tada žiūrėk, jau matai žmonės ir festivaliuose. Žydrūnė, ar pati dažnai vaikštai į renginius, semiesi idėjų, kaip tu sukuri tuos naujus dalykus, senus prikeli ir panašiai? Į renginius vaikštau, gal nelabai dažnai, nesu aš tokia, nežinau, jeigu 2 kartai į mėnesį, ar tai yra, man atrodo, kad man atrodo, kad daug, mes kaip tik kalbėjom, kas yra dažnai, kas yra mažai, reikia pasakyti, vardinti tiksliai. Gerai, 2 kartus per mėnesį. Tarkim, taip. Ir pačios renginiai būna kelis kartus per mėnesį klientų dar. Mėnesis mėnesiui nelygus, bet, norėtųsi, kad tai būtų tokia visai sėkmingai gaunasi, nes kadangi ant nosies agentūra yra labai mažutė, tai mums užtenka kukliai turėti klientų. Klausimas buvo... ar vaikštai į renginius, kaip semiesi pati idėjų, ar tu renginiuose, kai pati nueini į renginį, ar tu esi, nežinau, žiūrovas kaip visi, ar tavo profesiniai įsijungia vertinimo renginių organizacijos? Man labai įsijungia vertinimai ir žiūriu, kaip šviesos sustatytos, kaip garsas, jeigu tenai koks nors tik tai pašalinis garsas, jau net norėtųsi atsistoti, nueiti ir pasakyti, kad kaip čia nebūtų, nors čia ne mano visai arkliukas, bet sakykime, man turinys labiau svarbiau, bet labai, ta prasme, taip, tu sergi ten tą ligą, viskas, o idėjų tai semiuosi nebūtinai iš renginių. Iš renginių, galbūt iš atlikėjų ir ten kažkokių, tai mano didžiausias, nežinau, ieškojimai yra pasivaikščiojimai ir daugiausia pasivaikščiojimai ir gamta. Pasivaikščiokime dabar po muzikinę pauzę ir sugrįšime netrukus. Viskas, liko kelios minutės. Patarimai dabar, reikės praktinių patarimų. Paskutinioji marketingo meniu dalis – šefo patarimai. Tai mes su Žydrūne, renginių šefės šiandien esam, pasidalinkime patarimais, gal pirmą patarimą duokime tiems, kurie patys nori organizuoti renginį. Galbūt nenori dar samdyti agentūros, galbūt nėra tiek išaugę, o galbūt turi kažkokį žmogų, kuris vienas viską padaro. Tai nuo ko pradėti, ko nepamiršti, ką patartum? Tai pirmiausia, kaip jau kalbėjau, pirmiausia turėtų būti nusimatytas tikslas. Ir faktas, kad jeigu yra, tik pradedantis ar ne, įmonės darosi patys savo jėgomis, tai gal yra iš tikrųjų labai stipri administratorė, kuri renginiais gali žongliruoti, prašom dar į asistentus, bet iš tikrųjų tai labai, paprasta tikslas ir ko aš tada noriu pasiekti. Kas pas mus turi būti turinyje? Turinys, mano nuomonė, tas yra svarbiausia. Apipavidalinimas kai kam yra labai svarbus. Ir jis iš tikrųjų, sudaro pirmą įspūdį, nuotaiką sukuria pirmąją, bet svarbiausia yra turinys. Jeigu biudžetas yra ribotas, o tikslai labai dideli, ką daryti? Ar biudžetą mažinti, ar tikslus? Tikslus. Biudžetą nepamažinsi. Biudžetą būtų gerai nemažinti, bet matyti tikslai ir tada labai gilintis į idėją. Kokia tai turėtų būti idėja, nes, gal iš tikrųjų, gal tai idėjai nereikia ten tokio didelio biudžeto, tiesiog pagalvokime ir raskime sprendimą. Tai kada jau patartum organizacijai samdyti agentūrą, koks indikatorius jiem turėtų būti, kad jau patys gal nesusitvarkome? O gal tiesiog, kad norime kažko daugiau? Kai nori būti svečias, daugiau svečias savo šventėje, tada būtina turėti organizatorių, kad nereikėtų laksyti, nors ir tai yra tie žmonės, kurie, sakykime, kurie tave samdo, ne? Tai jie vis tiek galvoja, dabar tas turėtų būti, dabar tas turėtų būti. Tai
Pasisamdyti žmogų tada, kai tu nori būti svečias, kai tu nori labiau atsipalaiduoti ir kai tu nori gauti daugiau kokybės. Tiems, kurie organizuoja renginius, vestuves. Kažkada ateis vestuvių sezonas, ne? Dabar daug jaunų žmonių patys savo organizuojasi. Visada tai buvo. Visada tai buvo. Žydrūnė, ar esi organizavusi vestuvių? Taip, ne vienas. Ar patiko? Ar norėtum dar, ar nebenori? Ne, su vestuvėm yra tas, kad vis tiek jos yra, netokios dinamiškos. Vis tiek dažnai vyksta pagal praktiškai vieną šabloną. Kad ir kaip ten norisi. Yra išskirtinių, bet šablonas yra vestuvėse. Gal ir renginiuose yra šablonas, bet ten daugiau dinamikos. Nesakau, kad vestuvių nedarau, bet smagiausia yra su įmonė. Tavo patarimas tiems, kurie organizuoja renginius, patys pas save pasikviečia, patys dirba tada, ne? Nes net negali švęsti savo renginį. Nebijokit prašyti pagalbos. Net jau jeigu kalbam apie jaunavedžius, tai nebijokim prašyti pagalbos pas draugus, pas giminės, pas mamas, nors mamos ir taip ten bando kištis, kur nereikia, daugiau mažiau. Bet nebijokit prašyti pagalbos, nes kito atveju pamiršite, kad turėjote šventę. Čia turbūt šitas patarimas yra vienas geriausių visose gyvenimo situacijose ir darbinėse situacijose. Tikrai. Nebijoti paprašyti pagalbos, identifikuoti, jeigu man yra sunku, tai tada gal tiesiog ir apie scenarijų, ir apie tikslą pasikalbėti su kažkuo, išdiskutuoti ir pasimti daugiau žmonių. Tai Žydrūnė, kas tavo pagalba yra? Visi partneriai, visi, kas dirba renginyje, mano pagalba. Pradedant techniniais tiekėjais, maisto tiekėjais, dekoratoriais, baigiant asistentais, net, sakykime, valytojais, rūbininkais, visi yra mano pagalba renginyje. Labai gerai. Mano dar klausimas, kas sukuria atmosferą ir tą emociją, apie kurią tu kalbėjai laidos pradžioje, ne, kad mes turim kažkokią emociją išsinešti. Ar scenarijus sudėliotas ir išpildytas, ar žmonės, kurie, nežinau, kuria performansą, muzikuoja, ar vadovas, kuris kalba, pasako, ar maistas kažko, kas ta emocija? Čia labai priklauso nuo formato renginio, ne? Bet man atrodo, kad visos sudedamosios dalys yra reikalingos ir svarbios. Ir emocija, aišku, sukuria. Pirmas tas įspūdis. Pirmoji emocija. Antra, taip, netikėti sprendimai, sakykime, kažkoks įdomus pasirodymas, kažkoks netoks pasirodymas, kokį tu galvoji, gerai, atvažiuosiu, pakoncertuos A lygio žvaigždė ir bus jau čia man visai labai geras. Bus geras, tikrai bus geras, bet jeigu tu turėtum kažką tokio netikėto sprendimo, netikėtai pateiktas maistas, netikėtas atlikėjas, netikėtas pasirodymas kažkur tai net visai netikėtoje erdvėje. Tai galėtų būti kitoks sprendimas. Tai kai šiandien, rezumuojant, kai auditorija yra visko mačiusi ir išlepusi, mes mėgstam organizuoti patys, nepamirškime paprašyti pagalbos, nes tik taip galime sukurti netikėtus sprendimus ir nepamirškime, kad galime grįžti į labai įdomias lietuviškumo Lietuvos šaknis. Taip, nepamirškime lietuviškų šaknų. Lietuva turi puikių švenčių. Ir lietuviškos tradicijos turėtų pas mus būti, bet kurio, auginant ypatingai jaunąją kartą. Nesvarbu, kad mokykloje turi, jie atėję į įmonės gali turėti visai kitokias patirtis. Smagiau, gražiau ir naujai. Kitaip. Ačiū labai Žydrūne už tavo nuotaikingą pasidalimą patirtimi apie renginius. Linkiu visiems dalyvauti, pasirašyti, pakelti ranką ir pasakyti, kad ateisiu ir nebijoti susipažinti su žmonėmis, su kuriais dirbame ir patirti kažką naujo. Ačiū ir iki. Ačiū.